Labas vakaras. Eteryje Dzūkijos televizijos žinios. O dabar trumpai apie tai, ką matysite žiniuose. Šiandien žiniuose. Antikorupcinė komisija pradėjo tyrimą dėl ligoninės direktoriaus galimo piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi ir korupcijos. Komisija, kuri neteikia, ar tai yra nusikaltimas ar nenusikaltimas, mes pirmiausia analizuojame situaciją, pateiktą informaciją, kuri gauta. Alytiškiai varžėsi čempionate Makaronų tiltai 2016. Menų pirtyje pristatoma fotografuojančių moterų klubo paroda Išjungus spalvas. Kalbant apie mūsų moterų klubą, jisai be galo moteriškas yra ir vyriškai kietas. Alytaus antikorupcinė komisija pagal skundą nutarė pradėti tyrimą dėl Alytaus apskrities Stasio Kudirkos ligoninės direktoriaus Artūro Vasiliausko galimo piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi ir korupcijos. Alytaus miesto meras, antikorupcinė komisija bei sveikatos apsaugos ministrė gavo skundą susijusį su Alytaus apskrities ligoninės direktoriumi. Skundė teigiama, jog ligoninės vadovas kreipėsi į Alytaus miesto ir rajono merus, prašydamas pagalbos įsigyjant naują magnetinį rezonansą ir kompiuterinį tomografą. Skundo autorius, beje dirbantis pačioje ligoninėje, tvirtina, kad pirkiniai gali palaukti mažiausiai 5 metus, tačiau yra kitų problemų, kaip antai gerinti darbuotojų sąlygas ir pacientų aptarnavimo kokybę. Skundo autorius tvirtina, kad naujos įrangos pirkimas, noras pasipelnyti ir įvardyja konkrečias įmonės bei pavardės. Ligoninės vadovas kaltinamas sukčiavimu išmokant kompensacijas pacientui, nors ligos istorija galimai suklastota. Antikorupcinė komisija nutarė imtis tyrimo. Vakar komisija buvo susirinkusi, analizavimo situaciją ir panašiai. Aš čia galėčiau suskirstyti į 3 dalis. Tai pirmoji dalis dėl santykių su darbuotojais, dėl tam tikrų atleidimų ar priėmimų į darbą, ar išmokėjimų pacientams tam tikrų išmokų. Čia galbūt korupcijos komisija negali pasakyti kažko labai, tai yra direktoriaus kompetencija. Antras buvo kreipimasis dėl galimų ateities pirkimų, kokie jie bus. Tai čia vėlgi komisija negali pasakyti, kokie jie bus ir kas bus ateityje, bet dėl mūsų domino informacija dėl įrangos, kuri įranga yra planuojama pirkti ir įranga, kuri buvo nupirkta ir aptarnauta, kuri patirti dideli kaštai, ten mes radome tam tikrų įdomių faktų ir nusprendėme kreiptis į kontrolierių dėl informacijos pateikimo ir papildymo. Skunde netgi įvardėjami galimi pažeidimai susiję su helio dujų pirkimu ir kiek jų galimai nugaruoja. Kaip vienas ir faktas yra nustatyta, kad bent būtent rašte teikta, kad dar nemačiau kontrolieriaus išvados, bet parašyta, kad galimai į 1600 ar ten kažkiek tai litrų baką supilta 3000 litrų kažkokio tai helio. Tai tas helis yra, kuris kainuoja labai daug, aš nežinau, ar tai tikrai faktai, kol kas yra tokia informacija, mes ją analizuosime, tirsime ir bus tam tikri priimti sprendimai. Komisija, kuri neteikia, ar tai yra nusikaltimas ar nenusikaltimas, mes pirmiausia analizuojame situaciją, pateiktą informaciją, kuri gauta ir pagal tą informaciją mes darysime išvadas, ar galima įpilti į 1000 litrų, tarkim, ar ten 1600 dvigubą kiekį, ar neįmanoma. Ar gal ten iš tikrųjų viskas yra gerai, galbūt čia yra kažkoks noras susidoroti su direktoriumi ir panašiai. Tai tiesiog, kol neturime visų faktų, mes negalime teikti kažkokios informacijos papildomai. Ar skundo autoriaus išsakytos mintys šmeižtas, aiškinsis antikorupcijos komisija. Artimiausiu metu į posėdžius bus kviečiamas savivaldybės kontrolierius, ligoninėje dirbantis skundo autorius bei ligoninės vadovas. Daina Baranauskaitė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus Putinų gimnazijos mokiniai šiandien varžėsi neįprastame čempionate. 5 komandos per 45 minutės turėjo pastatyti tiltą iš makaronų, kuris atlaikytų kuo didesnį svorį. Kaip jiems sekėsi, žiūrėkite netrukus parengtame reportaže. Alytuje Putinų gimnazijoje vyko makaronų tiltai 2016 moksleivių atrankos etapas. Jame dalyvavo 5 komandos. Šiandien Alytuje vyksta makaronų tiltai 2016 moksleivių atrankinio etapo varžybos. Tai yra pirminis etapas mūsų pagrindinio makaronų tiltai čempionato, nacionalinio Lietuvos čempionato. Ir susirinkom čia, kad išreikštintume, kokia komanda Alytuje yra stipriausia ir kuri gaus teisę varžytis moksleivių finale Vilniuje. Kadangi mes esame iš statybos fakulteto tiltų ir specialiųjų statinių katedros, tai pagrindinis akcentas yra statyti tiltą ir nusprendėm, kad iš tikrųjų makaronas įprasta medžiaga, kasdien naudojama daugelio tikriausiai, tinka šiam žaidimui geriausiai iš tikrųjų,
nes galime išnaudoti makarono savybės, pasitelkus tam tikras teorinės žinias, tinkamiausių aspektų. Nacionalinis statybos iš makaronų čempionatas Makaronų tiltai vyksta jau 5. kartą. Pasaulyje tai vyksta jau daugiau kaip 30 metų, iš tikrųjų pirmasis etapas toks vyko. Lietuvoje mes organizuojam 5 metus jau ir turim iš tikrųjų nemažą patirtį, parodė kiekvieną metą, kad vis daugiau dalyvių, vis daugiau norinčių. Šiemet labai įsiplėtėm organizuodami moksleivių etapus, stengdami pritraukti dalyvių moksleivių iš visos Lietuvos. Ir taip praplėsdami mūsų šito konkurso ratą. Norint dalyvauti čempionate, tai reikėjo suburti 4 moksleivių komandą kartu su mokytojom, pasitelkti žinias bei fantaziją ir sukurti tokį tiltą, kuris atlaikytų kuo didesnį svorį. Lietuvos rekordas 251 kg. Šios dienos nugalėtojai gauna teisę varžytis moksleivių finale. Balandžio 6 dieną VGTU centrinėse rūmose vyks moksleivių finalinis etapas, iš kurio 3 prizininkai patenka į didįjį finalą, kur varžysis jau su tos 3 moksleivių komandos varžysis kartu su studentais ir įvairiais kitų sričių profesionalais, kurie yra baigę universitetus ir gali sėkmingai pasidalinti žiniomis, kaip įgyvendinti, kaip pastatyti patį tvirčiausią tiltą. Mes realiai šiek tiek ruošėmės iš anksčiau, pasitarėm su mokytojais, šiandien išklausėm teoriją ir tiesiog sujungėm viską į vieną, išėjo tokis, kaip išėjo. Tai ar džiaugiatės, kad jūsų tiltas stipriausias? Aišku, džiaugiamės. Kas nesidžiaugtų? Keliausite į finalą. Ar bandysite kažkaip namuose ar galbūt mokykloje ruoštis tam ir bandyti tas konstrukcijas įvairias, kad atlaikytų dar didesnis? Tikrai taip, nes čia, kaip ir minėjau, mes ruošėmės ir anksčiau. Šitam etapui tikrai reikės pasiruošti iš anksto, kad dar daugiau atlaikytų. Tiltai buvo konstruojami iš makaronų bei plastilino. Tiltams konstruoti buvo skirta 45 minutės. Šiandien mes renkam iš tikrųjų nugalėtojo etapo, tai tą svorį nesiorientuojam, kadangi šiuo momentu yra tiltai konstruojami tik 40 cm ilgio ir nenaudojant klijų, tik plastiliną. Jie turi ribotą laiką pastatyti šią konstrukciją. Finaliniuose etapuose jie stato iš bet kokios rūšies 1 kg makaronų ir naudoja klijus, taip pat bet kokios rūšies. Tai ten jau yra mušami tie rekordo, čia dabar pasitelkia fantaziją, kūrybiškumą ir siekia to bilieto į aukštesnį etapą. Makaronų tiltai 2016 didysis finalas vyks balandžio 27 dieną Vilniuje. Viktorija Ražukaitė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Dzūkų meno inkubatoriuje Menų pirtyje pristatoma fotografijų paroda Išjungus spalvas. Parodos autorės fotografuojančių moterų klubo narės. Alytuje vėl svečiuojasi fotografuojančių moterų klubo paroda Išjungus spalvas. Šį kartą atidaryta Dzūkų menų inkubatoriuje. Ir žiūrint nuotraukas, kad iš tos pačios fotosesijos, kur dalyvavo 10 žmonių, staiga pamatai, kad kiekvienas tą patį objektą, modelį ar pasaulio gabaliuką mato skirtingai. Kiekvienas iš savo kampo, kiekvienas paspaudžia tą sekundę, kada jam reikia. Modelis gali šypsotis, bet nuotraukoje jisai bus liūdnas. Kodėl? Matomai, emocinė būsena tuo metu to fotografavusio žmogaus yra tokia. Ir tai, kas mūsų viduje, mes per nuotraukas išleidžiame. Išleidžiame pasaulį ir dalinamės kartu su jumis. Parodos Išjungus spalvas autorės sąmoningai atsisakė spalvų ir pasaulį perteikė nespalvotais vaizdais. Pasak organizatorių, jei nuotraukoje nėra spalvos, tai nereiškia, kad spalvos išnyksta. Nespalvota nuotrauka skatina žiūrovo vaizduotę, jis gali pamatyti nespalvotą, bet spalvingą vaizdą. Paroda Išjungus spalvas susiformavo iš to, kad pas mus labai spalvotas požiūris į viską. Ir staiga sugalvojame, kaip atrodytų išimti, eliminuoti visiškai spalvas iš tų spalvų pasaulio. Tikėjomės niūraus ir dramatiško vaizdo. Deja, gavosi labai gražiai, švelniai ir jautri moteriškai pamatyta viskas. Fotografuojančių moterų klubas savo veiklą vykdo nuo 2008 metų. Įvairaus amžiaus ir įvairių profesijų moteris vienyje bendras pomėgis fotografija. Jeigu iš tiesų, kalbant apie mūsų moterų klubą, jisai be galo moteriškas yra ir vyriškai kietas. Todėl, kad moteriškas tame, kad verdame tose sultyse, kas liečia šeimą, puodus, vaikus, skalbinius, gėlių vazonėlius. Ir staiga sugrįžtame į fotografiją,
išbėgia iš namų. Tada atsiranda kieta ranka ir savo nuomonę apie gyvenimo požiūrį, apie pomėgius, kas ką nori daryti, kas kaip nori fotografuoti. Fotografuojančių moterų klubo paroda Išjungus spalvas veiks iki balandžio mėnesio. Rūta Kašėtienė, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Na, o kriminalinių įvykių rubriką apžvelgs mano kolega Aivaras Juškevičius. Valstybinės sienos apsaugos tarnybos Lazdijų rinktinės Kalvarijos užkardos pasieniečiai ties Lazdijų rajono Salaperaugio kaimų kelyje Suvalkai Marijampolė patikrinti sustabdė automobilvežį Mercedes-Benz lietuviškais valstybiniais registracijos numeriais. Jis į Lietuvą buvo ką tik atvažiavęs iš Lenkijos. Vairuotojas 25 metų Marijampolės gyventojas. Pasieniečiams pateikė tvarkingus asmens bei transporto priemonės registracijos dokumentus. Vyras yra samdomas darbuotojas automobilių gabenimu užsiimančioje įmonėje. Valstybinės sienos apsaugos tarnybos pareigūnai patikrino dokumentus apie automobilių vežį gabenamą 2008 metais pagamintą mikroautobusą Mercedes-Benz Sprinter be numerių ir nustatė, kad šios transporto priemonės, kaip vogtos nuo praėjusių metų rugpjūčio, ieško Vokietijos teisėsaugininkai. Dėl nusikalstamų būdų gauto turto įgyjimo ar realizavimo Lazdijų rinktinėje pradėtas ikiteisminis tyrimas. Automobilvežis ir juo gabentas mikroautobusas saugomi Kalvarijos užkardoje. Vairuotojas po apklausos paleistas. Aivaras Juškevičius, Darius Mincevičius, Dzūkijos televizija. Tai tiek žinių šį vakarą. Jų pabaigoje, kaip įprastai, informacija apie orus. Viso geriausio. Vakar Alytaus mieste lankėsi net 2 ministrai – socialinės apsaugos ir darbo ministrė Algimanta Pabedinskienė ir kultūros ministras Šarūnas Birutis. Taip pat alytiškis Seimo narys Kęstutis Daukšys, jo kolegos. Ministrai Seimo nariai susitiko su Alytaus miesto savivaldybės vadovais, įvairių sričių specialistais, įstaigų vadovais, aptarė aktualius klausimus susijusius su kultūriniais projektais, vaikų namais, finansavimu, kultūrinio paveldo tvarkymu ir išsaugojimu, paslaugomis neįgaliesiems ir jų integracija į visuomenę. Yra problemų tų, kurias reikia spręsti ir kurios iškilusios yra visos Respublikos mastu, pavyzdžiui, vaikų namai. Tai šiandien ilgai dar šnekėjomės ir su kultūros ministru dėl to japoniško sodo ir dėl parodos, kuri vyks vasarą šiandien Alytuje ir kuriai kultūros taryba nerado pinigų ir dabar sutarėm lygtai, kad kažkaip tai dar pabandysim paieškoti. Yra, aš jau sakiau, yra ta visų vaikų šeimų kortelė, kurią tikiuosi ministerija parekomenduos ir kitose savivaldybėse daryti, nes tai labai graži iniciatyva, kuri padaryta ir gausų šeimų bendruomenės. Ir kiti dalykai, kur iš tikrųjų yra svarbus. Aš tikiuosi, kad tie reikalai, tas bendras darbas su miesto savivaldybė, ministerijų, mano kaip Seimo nario, bus naudingas alytiškiams. Po susitikimų vakare ministrų ir Seimo narių komanda susitiko su gyventojais. Anot Seimo nario Kęstučio Daukšio, be kitų aktualių klausimų, bene svarbiausi žmonėms minimalios mėnesinės algos didinimas ir pensija. Net Gitanas Nausėda, kuris yra SEBO analitikas, finansų ekonomistas pagrindinis, pagyrė mūsų partiją tą prasme, kad mes sistemingai siekiam dėl minimalios algos ir daug padarėm šitą vietą. Mes 420 eurų buvom prižadėję, vasarą bus 80. Aišku, ne vieni esam valdžioj, bet mes daug padarėm. Ir ta alga pakilo jau, žiūrėkit, 50% į viršų. Tai reiškia, kad žmonės, kurie mums pasitikėjo ir mus rinko, gavo atsaką iš mūsų, ką mes buvom žadėję, mes tą darom. Lygiai tas pats yra su pensijom. Visos pensijos, kurios buvo nusavintos senos valdžios, yra grąžintos mūsų ministrai. Ir dar pakeltos šiek tiek, aišku, labai nedaug, labai gaila, kad negalėjom pakelti gerokai, bet tai reikia pažiūrėti, kiek pinigų reikia išleisti, kad grąžinti viską. Kiek pinigų buvo paimti tuo metu prisiskolinti ir kitiems dalykams išleisti. Tai aš manau, kad pastangos mūsų, ta prasme, tuose reikaluose, kur mes savo programai parašę, aš specialiai žiūrėjau, mes daugeliu atveju esam labai pasistumėję į priekį arba įvykdėję. Tai aš tikiuosi, kad ir žmonės tai pamatys. Susitikime su gyventojais žmonėms rūpėjo ne tik įstatymų pakeitimai, ministerijų veikla, tačiau ir Alytui aktualūs klausimai. Anot Seimo nario Kęstučio Daukšio, santykiai su miesto vadovais yra darbiniai ir geri. Su dabartinė Alytaus valdžia visai normalūs darbiniai santykiai
Ir aš tikiuosi, kad tie darbiniai santykiai atneš normalius ir visus, ir miestų, ir vienam, ir kitam, ir trečiam projekte. Ir dėl stadionų, ir dėl gatvę galbūt, ir dėl kitų dalykų. O kiekvieno Seimo nario reikalas yra atiduoti savo pareigą tiems žmonėms, kurie jau pasitikė arba tą miestui, kuriams gimė, užaugo, ne tik visai Lietuvai. Tai prasme, aš atsimenu savo pareigą, kad visai Lietuvai ką aš turiu daryti, bet savo gimtam miestui irgi turiu pareigų. Rubrika remia Sumani TV, naujos kartos Seagate televizija. Panašūs orai kaip šiandien išliks ir trečiadienį. Naktį vietomis dieną daug kur numatomi krituliai, vyraus šlapdriba bei sniegas. Naktį kai kur susidarys plikledis, pūs vidutinio stiprumo pietvakarių vakarų vėjas. Ketvirtadienio naktį trumpi krituliai prognozuojami tik kai kuriuose vietovėse. Dieną daugelį rajonų vyraus sniegas ir šlapdriba. Šiek tiek sustiprės vakarų pietvakarių vėjas, turėtų būti truputį vėsiau. Artimiausią naktį Alytuje ir Vilniuje bus 1 laipsnis šalčio, Kaune apie 0, Klaipėdoje 1 laipsnis šilumos. Trečiadienio dieną Alytuje ir Kaune termometro stulpelis pakils iki 3, Vilniuje iki 2, Klaipėdoje iki 4 laipsnių aukščiau 0.